Labas rytas. Atpažįstat mane? Ką tik grįžau po vėlyvo rudens pirties grožio procedūrų. Prisipažinsiu, pasikeičiau ne tik vidumi, bet ir išorę. Kaip jums? Nu tai ir aš, profesorius Abakus. Ar humoristas Artūras Orlauskas ištvers paslaptingą fitoterapijos terapiją? Kodėl pirtininkas pirtyje moka skaičiuoti tik iki 3? Kaip atrodo krosnis, kurios grožį sulipdė moters fantazijos? Aš esu burtininkas ir paverčiu jūsų svajonės realybę. Praėjusioje laidoje, Aleksandrai, pristatėm tavo fantastišką krosnį. Ir dabar visiems norim papasakoti apie tai, ką reikia daryti pirtyje. Tai yra, kiek užėjimų daryti ir ką per tuos užėjimus veikti. Pirmas užėjimas. Turim sušilti, kad mūsų kūnas sušiltų. Tiesiog prakaituosim. Prakaituosim. Aleksandrai, kad tu gerai sušiltum, aš užimėsiu truputėlio garo ir... 2,50. 2,50. Davai. Tebūnie taip. Pilant garą svarbiausia yra atsargiai ir saugotis garo, kada nupašytų. Ir 2,50. Ir dabar ta pagalvė, kuria viršui. Švelniai nuleisim ant Aleksandro kūno. Žmogaus nereikia išgąsdinti garo karščiu, nereikia, kad jisai bijotų. Reikia tiesiog nuraminti, kad kūnas priprastų, adaptuotųsi būtent prie šitos temperatūros. Pirmas užėjimas neturi trukti ilgai. Tai yra 5-10 minučių. Tai yra pirmas prakaitas. Tai yra pirmas švariausias prakaitas, kada mūsų kūno poros atsidarinėja, pradedam prakaituoti. Tai ženklas, kad mes turime jau išeiti. Ir taip, einam gerti arbatos. Kam užėjimus, kam užgulimus? Gerai, einam gerti arbatos. Antras užėjimas jau galima padruskinti. Tai yra paprasčiausia rupi druska. Ir prieš tai mes ją padėjom ant krosnės, kad jinai sušiltų. Ir pilstant druska pradės dulkėti. Aleksandrai, jeigu turi slogą arba kažkas tai gerklėje krebžda, nes jau dabar tokia ora yra, reikia to pakvėpuoti. Nieko neturiu, bet malonu. Taip. O dabar, Aleksandrai, aš tave nušveisiu. Neišvalgant. Taip. Mes Aleksandrą sūdysime ir kad druską naudotume taupiai, mes suspaudžiame delne, paleidžiam ir kiek ant delno nusėdo druskų, tiek mūsų. Kūnas turi būti sušilęs, suprakaitavęs, kad tai jau pridurtų druska. Druska yra rupi, todėl reikėtų labai atsargiai trinti, kad nesubražyti žmogaus. Nereikia spausti, tiesiog kiek delnas prisispaudžia prie kūno, tokio stiprumo ir būtų trinimas. Šonus patrinkite. Žmogui labai patinka, kai šonus patrina. Taip pat sprando sritį. Pamasažuok, galima tuo pačiu. Mūsų pirtininkas Saulius pasakytų, kad čia visos mūsų bėdos. Darbai, automobiliai, šunys, jachtos. Aleksandrai, nebijai kutulio? Nebijau. Nu va. Sako, kutulio dažniausiai bijo tie žmonės, kurie yra truputėlį susikaustę, nervuoti. Tai yra visos įtampos pasireiškia paduose. O paduose yra labai daug įvairiausių organų taškų. Tai yra... Saulė, nu ir nutrinai druską, bet tai, nu kam tai? Vat koks tikslas? Koks tikslas? Labai geras klausimas. Tikslas yra tas, kad druska, jinai kaip šveitiklis veikia. Tai yra nušveičiam seną odą, žmogus tampa švaresnis. Tas senoji oda pasišalina kartu su šveitikliu. Kartu druska, jinai turi tą tokią tendenciją traukti iš mūsų drėgmę. Tai yra, jeigu sūdom mėsą, žuvį, atsiranda aplinkui vanduo. Esmė, kad iš mūsų druska pradės traukti dar daugiau drėgmės, mes dar intensyviau pradėsim prakaituoti, mūsų poros dar labiau atsidarinės. Tai yra prakaitavimas, senos odos nuvalymas. Na ir dar su manim pasidalino kompiuterių specialistai, sakė, kad druska tai yra kristalas. Viskas kompiuteriuose, visa informacija laikoma kristaluose. Tai yra, kad mes kaip nutrinam su druska, nusima nereikalingą informaciją. Dienos pabaigoje gerai.
Tai dabar vantų pagalba ir gero garo pagalba mes tirpdysime druskelę, kur yra ant Aleksandro kūno. Vėl neliečiam kūno, nes prilips prie vantų, po to taškysis visur. Tai tiesiog garo varinėjimas ir tirpdymas. Štai druska tirpsta ir iš Aleksandro traukia papildomus litrus prakaito. Ir kūnas sušyla, odos poros atsiveria, duoda daug didesnį prakaito kiekį. Antras užėjimas trunka su visų druskos ištvydimo 10-15 minučių. Priklausomai nuo to, kaip intensyviai tirpsta mūsų druska ir kaip jaučiasi žmogus. Nes pirtyje kentėti negalima, jeigu jau tik nori eiti, tada bet kada atsikelia vien į lauką. Antras užėjimas baigėsi, kadangi mūsų druska ištirpo, Aleksandras jaučiasi puikiai, einame į dušą, nusiprasim šilto vandenėlių ir tada pagėrę arbatos mes užėsime trečiam užėjimui planuotis su vantomis. Tai yra aukščiausias pirties taškas. Žygai. Pagaliau trečias užėjimas. Mano mėgstamiausias, nes teks ir man padirbėti. Vanojimas. Tai yra aukščiausia pirties pakopa. Aš žinau, tau labai patinka vanuotis. Taigi, vanojimas ir vienas niuansas, kurį norim parodyti šitą pirtį, už ką aš dėkingas meistrui nuoširdžiai, už tai, kad įsistumė patinis plautas. Tai yra labai gerai padėti vanojimam žmogui po veido šaltą vantelę. Reikėtų žmogui uždengti galvą vantomis, šaltomis vantomis. Tada su kūnu gali daryti bet ką, nes kada galva šaltyje, žmogus jaučiasi komfortiškai ir svarbiausia neužmirškite uždengti ausytę, kad įveiktų vandenėlę. Čia buvo tik abėcėlė, o toliau vantų lapų paklotas ir kavos tirščių kaukės. Išneškit kūną. Jeigu vanojimas žmogus nebeišeina iš garinės, tai reiškia, aš pasiekiau savo tikslą. Gali kartoti, ar ne? Sveiki ir kaip būtų keista, mes vėl susitinkame čia pirtyje, kur pakankamai turime šilumos ir šiandien aš savo svečiui paklosiu jam pirtyje paklotą. Taigi patarimas jums, neišmeskite viso to turto, kurį kai rišate vantas, paprastai išmetam nežinia kam, merkiam lapus į vandenį, naudokite šiltą vandenį. Mirkyti reikia apie valandą, kad lapai pakankamai gerai išmirtų. Praėjo valanda ir mano drabužiai jau išmirko, atsiprašau, mano lapai. Tad jau galite kloti ant gultų. Lapai išmirkę, labai kvapnus. Jeigu surandate tokių pagaliukų, galima tiesiog lapus nuimti ir tokių dalykų mums nereikia. Patikrinome rankomis, ar tikrai yra patogu, ar niekas neduria, nes tai yra labai svarbu, kad žmogui nebūtų diskomforto. Ir šito vandenėlio irgi neišpilkit, nes jį bus galima panaudoti po to, po pirties apsipildyti. Tai yra mūsų kaip arbatžolių nuogaras. Nu tai ir aš profesorius Apakus esu. Netrukus apie tai, ko išsigando Orlauskas. O Jėzus, Marija. Ir ką pasiūlys krosnininkas. Aš esu burtininkas ir paverčiu jūsų svajonės realybę.